BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery. Reach for more. Labadiena visi, labas Ramūnai. Sveiki visi, labas Arūnai, kaip tu? Aš gerai, gal neprasidėjo ruduo, gal reikia sakyti, baigėsi vasara. Staiga atėjo ruduo. Daug įvykių rudens pradžioje, čia porą savaičių prabėgo. Formulė 1, taip. ERC, Large. Bet aš norėčiau, pradėti nuo vieno gando. Tai gerai, apšilimui labai gerai. Mūsų žiūrovai vis priekaištauja mum, kad laida vadinasi Dakaras, apie Dakarą nieko. Tai tiksliai. Šekit. 80% tikimybė, kad kitame Dakare Vaidotas Žala vairuos sunkvežimį. Kaip jums? Visai gerai skamba. Nesu tikras, manau, kad tai yra labai slepiama, bet aš iš 2 nesusijusių šaltinių tai išgirdau. Ok. Įdomu. Jo. Ir šiaip iš pradžių šokiravaus. Šokas buvo, bet paskui pagalvojau, come on. Kodėl ne? Viskas labai logiška. Žiūrėk, Toyotos tu negali vairuoti iš politinių priežasčių. Su Hunteriais nepaėjo, toks vienos nakties romanas. Su miniukais neaišku, kas bus, kol kas apie juos tyla ir mes nežinom. Kiek ten investicijų? Jo, ir kas ten vyksta? Fordai not available ir neaišku iš vis koks jų greitis. Dacia iš viso kosmosas ir anekdotas, jau dabar pusė pasaulio žvengia iš Nasero Latijos, kad jis su Dacia važiuos. Su Loibu tai ten kaip ir su Loibu, nes Dacia tai pusiau prancūziškas brandas, bet pilna memų internete sklandom. Ir nėra su ko važiuoti. O čia tik pyst. Ir su sunkvežimiu gali pystelėti rezultatą. Jo labiau, kad Vaidoto Paškevičiaus panašu, kad nebus mūsų sunkvežimio Dakare, tai... Bet klausyk, specifika vis tiek skirtinga. Absoliučiai, totaliai visai kitokia. O kas padėtų ieškoma matyti mokyklėlės? Nežinau, šiaip nėra stebuklų, tik tiek, kad ten 10 kartų sunkiau viskas. Jo, kitaip, ir ratą pakeisti. Jo. Yra reikalų. Bet ir biudžeto prasme tai yra pigiau negu su T1 pliusu. Bet aš mačiau, man atrodo, moterų ekipažą sunkvežimyje. Yra. Tai... bet ten tos moterys, suriestų tave į ožį. Ten mačiau aš tas moteris. Okay. Tai va, tai toks gandelis jums apšilimui, o dabar pereikim prie Nedakaro reikalų. Taip, tai Nedakaras yra Formulė 1, kuri, aš bent jau laukiau tikrai pamatyti tas balansas jėgos einantis link McLareno. Jisai buvo gana aiškiai išreikštas, bet Monza kaip visai kitokio tipo trasa, su minimaliais sparnais, dideliu maksimaliu greičiu. Jinai turėjo parodyti, ar tai tendencija tokia plačia prasme, ar tai tik tai, buvo susiję su Zandvoorto trasos ypatumais, McLareno tas toks... Panašu, kad plačia prasme. Tai, ko gero, Monza patvirtino. Bet laimėjo taktiką. Bet klausyk, viskas lyg šviečia ta oranžinė spalva, lyg McLareno tokia persvara. Bet kai paanalizuoji giliau, tai labiau, ko gero, tai yra Red Bullio smukimas. Bendram fone, toksai, kai klimsta, stovi ant tokio paviršiaus pelkės ir tavo kojos po biškio grimsta gilin. Nes McLarenas jau dabar toks maždaug Mercedeso lygyje. Jau net ne ta prasme Red Bullis. Tai yra jau toks labiau Mercedeso lygyje, net ne McLareno. Tai yra, jeigu McLarenas daro klaidelę, tai anksčiau būdavo garantuotai laimi ten Red Bullis, Maxas išnaudoja ten savo galimybės ir viską, o dabar kažkaip net trupinių negali pasiimti. Dabar jau kandidatų daug daugiau į titulą klaidelės. Kas įdomu, kad Ferraris taip tyliai, bet
kažkas ten pradėjo klijuotis į bendrą visų. Žinai, gerai, Žiūrėk, čia išimtis gal ta taktika. Ta prasme, absoliuti išimtis ir Ferrari atveju tai ypatingai absoliuti išimtis, nes Bet vėlgi. Ferrari jeigu daro taktiką, tai tik tai klaidas. O dabar Ne, aplošė žinok, visus, jau matai. ne pirmą kartą jie gerai pasirodė šiuo požiūriu šiais metais. Bet žinai, pamatus aferai Ferrario su taktika padėjo, aš manau, McLareno tas sprendimas, kuris jau priimtas galų gale. Nes jau šią savaitę paskelbė, kad Piastris sutiko paaukoti netgi pergalę tam, kad padėti Lando Norrisui kovoje dėl asmenio čempiono titulo. Tai yra įvyko Bet susitarimas. kiek jisai gavo spaudimo po tų Monzos ten pirmo Bet rato? ar ne anksčiau reikėjo priimti kažkokį, net drastišką, ne tokį, kad atiduosi pergalę, o sprendimą kažkokį, ant tuose antruose esuose. Norrisas gerai šį kartą startavo iš pole pozicijos, bet antruose esuose atvažiavo Piastris ir, tikrai agresyviai. Labai agresyviai. Aš manau, kad sutarimas buvo pirmiesai, palaikyk, apgink, o paskui, kaip ten vadinasi ta taisyklė pas juos viduje? Nežinau, net neįdomu. Nutiko, kad kova be taisyklių. Bet kodėl? Kodėl reikėjo taip agresyviai? Ir šiaip tai Piastris sakė, likus 2 etapam, aš pilnai palaikysiu Norrisą visame kame ir padėsiu, bet kol kas tai atvira kova. Aš girdėjau, Andrės Stella pasakė, kad yra pasiektas susitarimas naujo paketo taisyklių ir jis galios tik vienam etapui, kad jisai bus peržiūrimas po kiekvieno etapo. Ir tame tarpe yra, kad Piastris atiduotų netgi pergalę, kaip tai būtų jam beskausminga, Vardant titulo. Taip. Tai yra ir šitas paketas susitarimų. Žinoma, jisai grindžiamas tuo, kad sąžininga kova vyksta, tik tais kovojant tarpusavyje, kad reikia priboti taip savo veiksmus, kad nebūtų kaip Monzoje, kad išvažiuoja iš pirmo posūkio McLarenas 1-2 vietoj, o iš antrojo išvažiuoja 1 ir 3. Ir kaip jau paaiškėja po lenktynių pabaigos, kad tai atveria galimybę Leclerc'ui panaudoti, tokį labai agresyvų bandymą, bet, žinai, jeigu jiem pavyko išlaikyti su vienu keitimu, tai jie, padirbėjo visais frontais labai smarkiai, nes čia nėra tai, kad, žinai, staiga automobilis negalėjo pasidaryti taupantis padangas ir panašiai. Ir Leclerc'as, aš manau, kad tai vėlgi buvo Leclerc'o kompromisinis sustojimas buvo, tai yra gana ankstyvas, turint galvoje, jeigu jisai važiuos iki finišo. Ir jisai pats po sustojimo, tai kodėl jūs mane pakvietėte, jeigu mes jau ir taip praradom poziciją, nes nespėjom sustoti. Tai kam reikėjo reaguoti tada? Realiai, taip ir atrodė. Bet gal tai buvo, žinai, tolimesnis bandymas maskuoti, kad jie daugiau nestos. Galbūt. Bet, nežinau, jeigu toks įspūdis susidaro, kad tai buvo numatyta, bet čia, labai didmeistriškas sprendimas. Super didmeistriškas. Aš manau, kad tą vieną sustojimą planavo tame tarpe daug kas, tame tarpe ir McLaren. Bet kai pradėjo antri sustojimai... Jie sakė, mes pamatėm, kad absoliučiai nėra jokių šansų. Va, ir žinoma, kad nepasikartotų ta situacija, kuri buvo Džordžui Russellui Spa trasoje. Ferraris puikiai žinojo, kad Monzoje jie vis tiek apvažiuos tą garbės ratą ir prisirinks gumos tiek, kad Leclerc'ui nebūtų problemų su minimaliu svoriu automobilio. Vienu žodžiu, aš tikrai labai pozityviai žiūriu, kad tai nėra vien McLarenas, kad yra Ferraris, kad yra Mercedesas, kuris irgi pajėgus iššauti kartais. Monzoje atrodo, jie nebuvo pajėgus tam, nes trūko greičio tiesiosiuose. Bet vėlgi, greitis tiesioje Monzoje, kaip parodė, šitos lenktynės nėra viskas. Nes ten greičiausiai buvo Aston Martinai tiesioje, Racing Bullai, ir kas... Vis tiek rezultatą pasižiūri. Vis tiek turi turėti universaliai, efektyviai dirbantį automobilį, perkantį tą greitį nesąskaitą kitų komponentų, kaip pavyzdžiui sukibimas, stabdymas, stabilumas ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra labai sudėtinga sistema,
kurioje visi komponentai turi veikti labai panašiam lygiai, tada gali tikėtis rezultato. Aš sveikinu ir Ferrari, ir žinoma Leclerc'ą sveikinu, nes aš taip nesitikėjau pamatyti Leclerc'o antros pergalės šiais metais, o pasirodo, tam galimybės yra. Ir kaip sakė Leclerc'as po finišo, tai yra 2 pergalės. Jeigu rinkčiausi, kurias 2 pergalės išsirinkti, tai rinkčiau būtent šitas, taip, Monakas ir Ferrarija, važiuojant Ferrari automobiliu Monzoje, ten, tifozėm buvo šventė ir aš sakyčiau, būčiau pas prisidėjęs prie to šventės, jeigu būčiau turėjęs tokias galimybės, bet dėja grafikai darbų ir kitų reikalų nesutampa su visuotinė banga, o žiūrint į ateitį, vėlgi turėsim jau šį savaitgalį prasideda kitas Grand Prix visai kitoje pasaulio vietoje, Singapūras. Tiesa vieta, kuri, aš sakyčiau, nebuvau ten, bet kiek girdėjau ir turiu pažįstamų ten gyvenančių, vieta, kurią verta ko gero aplankyti. Ir čia gal nesusijęs su Formulė 1, netgi įsivaizduok vieta, kurioje draudžiama turėti, naudoti kramtomąją gumą. Ja, norėjau tą patį sakyti apie kramtomą gumą. Pagarba, ne tai, kad aš nekenčiu kramtomosios gumos, bet kaip toliaregiškai ir kaip reiškia visuomenė turi vis tik unisonų žiūrėti į tą klausimą, kad aukoti tam tikrą savo, ar pomėgį, ar tam, kad visiems būtų fainiau, kad nebūtų šiukšlinama ir taip toliau. Čia labai įdomi šalis. Įdomi šalis tikrai. Ir apie Formulės 1 taškus trumpam. Aha, tai visų pirma, kad mes jau minėdavom anksčiau, kad kažkaip laimi visi konkurentai iš eilės Makso, ar ne? Bet Maksas pirmauja. Prie Makso niekas beveik neartėja. Truputį artėja, negali dabar sakyti. Dabar kiek? 62 taškai. Jo, dabar yra 62 taškai. Bet kita vertus, žiūrėk, Lando nepasiėmė maksimumo žingsnių nei praeitame Grand Prix, nei Monzoje, o jis vis tik tuo vidurkiu, kurio jam reikia, jisai mažina atsilikimą. Jisai vis tiek mažina. Jisai lygiai tuo vidurkiu, kiek jam reikia, kiekvienam Grand Prix. Ir panašu, kažkaip kad labai keistai paskutinių lenktynių bus labai įdomu. Bet klausyk, Maksas 6 finišavo. Ir tai nebuvo susijęs su kažkokiam problemom, ten ir padanga pradūrė. Visas važiavimas buvo žiauriai vidutiniškas. Tiesiog statistinis važiavimas. Todėl, kad nėra su ko važiuoti. Nėra. Ir aš įsivaizduoju, kad Red Bullis normaliai pasimetė, nes gerai, pradėkime nuo to. Adrianas Newey's nedirba su Formulės 1 projektu praktiškai nuo sezono pradžios. Jo, ir šią savaitę oficialiai jau anonsuota, kad jisai išeina į Aston Martiną ir uždirbs kiekvieną valandą, pabrėžiu, kiekvieną valandą jis uždirbs po 3434 svarų sterlingų. Už valandą. Prieš tos temos mes dar grįšim, tikiuosi, jeigu nepamiršiu. Bet Red Bullis tvirtino, kad Adrianas Newey's klaidingais keliais ėjo ir šitų metų bolidas, kaip jūs matote, yra toli gražu netobulas ir Newey's nedievas. Jisai ir mes dabar komandą turim inžinierių, kurie spręs automobilio tobulinimą kitais būdais. Ir kažkaip jie tobulino tą automobilį, kol nuvažiavo į pievas. Formulėje 1 labai dažnai ten pameti vieną aspektuką kažkokį ir tu nežinai, kurioje vietoje tu pameti, nes tu keiti kelis dalykus ir kažką keisdamas vienoje vietoje tu kažką pajudinai, kas pažeidė visą sudėtingą sistemą. Ir tu nežinai, kurioje vietoje tu tą klaidą padarė. Jeigu pajudinai kelis taškus, gali iš viso pasimest. O Adrianas Newey's, kodėl jisai toksai, dievinamas yra daugelio? Dėl to, kad jisai labai plačiai žiūri į automobilį kaip po visumą. Tai yra, jisai žiūri, mes žinom, kad jisai aerodinamikos yra specialistas visų pirma, bet jisai žiūri labai į visus ir mechaninius, ir aerodinaminius komponentus, ir jų tarpusavio santykiai, ir vėlgi fone visų reikalavimų, besikeičiančių visą laiką modifikuojamų. Jisai sugeba išžvelgti,
kas tam reikalavimų komplekse darys didžiausią įtaką. Jis ir būtent sugeba būtent pagrindinį dėmesį skirti tam, kas jo manimu dažniausiai jisai labai gerai supranta. Kurioje vietoje didžiausi pranašumai ir iš kur, kuriame katile, taip sakant, yra daugiausia košės, iš kurios bus lengviausia pasemti. Ir kol visi supras tą patį, ką jisai suprato pirmas, tai jie bus jau nuėję su kitais automobilio sistemom kitom tolyn ir nesugebės. Ir atrodo, kad tai nebuvo Red Bull komandoje visuotinai žinomas dalykas. Nes man atrodo, galbūt aš klystu, bet man atrodo, kad Red Bullio problemos susiję su tuo, kad prie Formulės 1 projekto nedirba būtent Adrianas Newey. Man taip atrodo. Žiūrėk. Labai iškalbingas dalykas yra statistika. Taip, jinai mums duoda pjūvius įvairius. Gali žeminti kaip nori Adrianą Newey, kad jis ne dievas, nedirba prie Formulės, prie tos, kurios dirbo, jinai dabar probleminė ir taip toliau. Žiūrėk, Adrianas Newey 30 metų berods Formuliai, apie, plius minus. Apie, jo. Kas 5 varžybas jis yra laimėjęs. Ten, kur dirbo. 1 iš 5 lenktynių per visus tuos metus. Ir tai yra 30 metų laikotarpis. Ir mes turime... Su 4 skirtingais gamintojais jis yra laimėjęs. Į šitą miksą galima įmesti tai, kad jisai pradėjo karjerę Leighton House. Tokia komanda, kuri nepretendavo jokias pergalės, ar ne? Tiesa, jų automobilis, tai man atrodo, mano sąmonėje įsirėžęs kaip ko gero vienas tokių gražiausių man estetiškai automobilių. Aš dar tada nežinau, kad tai yra Adriano Newey kūrinys, aš dar pats žiūrėjau lenktynes Vengrijoje, pats gyvai tą automobilį mačiau ir dar aš nieko nežinau apie tai, apie šitą temą. Ir vėlgi į tą miksą, kur tu sakai pergalė 1 iš 5 lenktynių, dar reikia įtraukti Red Bull komanda, kuri nupirko Jaguar, nepretenduojančiai pergalės komandą. Jo. Ir jis ją, kaip sakyt, per 3 sezonus, man nuo žemės kėlė. Tai yra, kad vėlgi, kiek buvo etapų pravažiuota be jokių šansų. Paėmė visišką, molio gabalą. Mėšlą. Ir pradėjo, nepabijokim to žodžio. Lipdyti, žinai. Jo, ir tai tikrai iškalbinga. Tai ne veltui Aston Martinas ir sugrūdo tiek pinigų. 400 milijonų kontrakto dydis, ten 4. Bet, kaip sako pats Aston Martinas, tai sakė, tai geras pirkinys. Taip, absoliučiai. Labai pigiai nusipirko vertę, kurie jie mato, ne šiandien dienai, bet jie ir šiandien dienai jie mato. Bet jie žiūri toli į perspektyvą. Taip. Ir Adrianas Newey beje jau turi savo Aston Martin Valkyriją. Gavęs dovanų išvažiavo, tikiuosi nebus taip kaip su Alonso Aston Martinu, nes Alonso gavo vardinę Valkyriją, į Monaką buvo atvežta, pristatyta gražiai, nuimtas čecholiukas. Fernando atsisėdo į automobilį, išvažiavo į Monako gatves pasivažinėti. Ir po valandos turėjo kviestis tą patį evakuatorių, kuris atvežė jam Valkyriją. Tipo, bičias, toli nevažiuok, man čia čiut sugedo. Pastovėjo vidury Monako su avariniais valandą laiko, pusė Monako jį nufilmavo, pilnas internetas tų vaizdų, kaip Alonso vardinė Valkyrija su jo pavardėm ant slenkščių, ant durelių, ant sėdinių išvežama su evakuatorium po valandos, praėjus valandai po įteikimo. Super. Ir ko gero mums neverta į Monsos lenktynės grįžti, nes man atrodo mes labai gerai netyčia nuslydom į Aston Martiną ir manau, kad gera proga pasvarstyti, ar ne, kokį efektą ir kada Newey atėjimas į Aston Martin komandą. Tiesa, jis ateina pavasarį kitų metų. Jo, tai yra... Aš prognozuočiau 26. Ne, 26. Aš netgi sakyčiau, kad 26 formulė jisai pradės kurti. Jo, bet jisai pradės kurti jau, ne kurti, o, kaip sakyti, jis įsijungs į projektą, kuris jau pradėtas bus prieš jį. Tai yra, kad Aston Martinas puikiai įsivaizduoja tą tvarkaraštį atėjimo Newey 25 pavasarį. Ir projektas jau bus pradėtas, bet, aiškiai, sąmoningai Aston Martinas pradės tą projektą taip, kad turėtų laisvės keitimui kažkokių dalių. Ne dalių, o netgi
kažkokios sumanimo modifikacijai. Tu palauk, Tai yra, kad čia jie dar gali viskas kūrė pasikeisti. automobilį kaip atvirą sistemą, kurią galima įvairiai modifikuoti, kai ateina su savo idėjom toksai žmogus kaip Adrianas Newis. Bet vėl gali viskas pasikeisti, nes dabar Strolis vyresnysis labai intensyviai medžioja Maxą Verstappeną. Jau pasigirsta vis daugiau tai kalbų. yra natūralu. Mercedesas medžiojo, ten Ferrari, bet dabar vis labiau atsiranda kalbų, kad jie labai smarkiai atseit net ir pasistumėjo pokalbiuose su Maxu, nes turi tokį kozirį dabar savo rankoje. Ne, visų pirma reikia pasakyti, kodėl. Nes Alonso yra aiškiai kokybė, bet jisai tikrai pajėgus, bet jo tas horizontas yra labai arti. Taip. Jo karjeros pabaiga. Būkim bėdini, bet teisingi, 40 plus formulėje tai jau yra nors veteranas. ir Alonso sako, aš dar galiu daug važiuoti, nes aiškia, parametrų matavimai jo fizinės būklės rodo, kad jisai dar pajėgus daryti viską taip pat gerai, kaip darydavo jaunas ir panašiai, bet tai tikrai nesitęs dar keli sezonus. Jo, ir Stroliui jaunesniajam reikia partnerio. Kaip tu sakai, 26 matysis įtaka. Įtaka matysis, bet aš nemanau, kad Aston Martinas bus pajėgus kapotis dėl pergalių, reguliariai kokių 3 metų bėgi. Duodi jam 3 metus? Aš sakyčiau taip. 7. Nes tai susiję... Mes kalbam apie 27. Tai susiję ne tik su automobilio, sumanimu ir realizavimu to sumanimo. Reikalas yra, kad visos sistemos komandoje, kūrybinės, gamybinės, sprendimų priėmimo sistemos, kad visos įeitų į tą tokį bendrystę kartu su darbo su Adrianu Newey. Ir tai reikia išsiugdyti tą nugalėtojo mentalą kažkuria prasme. Aš netgi sakyčiau, kad nėra garantuota, kad tai pavyks. Nebūtinai garantuota. Nes jisai nėra kažkoks uždegėjas ar organizatorius. Nieko panašaus. Tai reiškia, kad prie jo jisai turi aplipti žmonėmis, kurie supras ir unisonų, tai yra tuo pačiu balsu dainuos, atlikdami tuos darbus ir tokiu būdu, kas efektyviai leistų panaudoti jo ir visos kitos komandos potencialą. Bet 26 yra kardinaliai kita formulė, teisingai. Taip. Ir va čia aš statyčiau ant to, kad 26 jie pradės laimėti. Gal ne nuolatos, bet pradės laimėti vien dėl to, galimai, kad su Adriano potencialu. Galimai, nes aš tikiu, kad būtent Adrianas žmogus iš to nedaugelio žmonių, kurie analizuoja reglamentą ir ieško būtent to, ką aš sakiau. Ne, tai ne landos, bet kur yra potencialas didžiausias gauti pranašumą. Ir visą laiką nuo to lengviausio, nuo to žemai kabančio obuolio reikia pradėti. Tam, kad jeigu tu gausi iš to rezultatus, tu galėsi investuoti tada į sistemas aplinkui esančias ir duodančias mažesnį pelną. Sutinku. Tai tikrai įdomi savaitė Formulėje 1. Singapūro aš pačių lenktynių nesu mėgėjęs baisus, bet kaip ten atrodo ta trasa apšviesta, kaip sidabrinė gyvatė, Vizualiai labai gražu, naktinės. Vėlgi ten tie pastatai, kur tas baseinas to laivo viršuje, žmonės žiūrintys Formulę 1 nuo stogo, gerdami kokteilį naktį. Įspūdinga vieta ir renginys tikrai įdomus. Ir trasa, vėlgi, absoliučiai kitokia trasa. Nors, yra tam tikrų panašumų ir su Monza, tarkime. Nors skamba paradoksaliai, nes tai yra miesto trasa ir jinai santykinai lėta, bet vėlgi tai yra tokių, atvažiavau, pasukau ir vėl važiuoju. Ir vėl važiuoju, vėl sustoju, vėl pasuku. Yra tokių charakteristikų. Labai mažai tų greitų posūkių, kur... Jo, nėra faktiškai greitų posūkių toje trasoje, ir jo. Bus įdomu pasižiūrėti. Ir mes, manau, mūsų sekančio susitikimo metu turėsime apie ką pakalbėti. Ir vėlgi, jeigu McLarenas ir Singapūrė atrodys stiprus, tai tada jų
mes dar nebaigėm apie skaičius, labai trumpam prie to grįšim, bet jų potencialas kovoti dėl abiejų čempiono titulų tada tikrai bus Smarkiai labai išauga. didelis. Nes konstruktorių taurėje, kiek 8 taškai dabar? Taip, Tai čia nieko. čia nieko, čia Čia yra nothingas. Taip, aš tai net prognozuočiau, kad jau kitame etape gali pasikeisti. Viso gero. Dar vienas trumpas. Taip. Sainzas išeina iš Ferrario, iš Ferrario išeina ir Santander bankas. Jo. Bet Ferraris jau turi pakaitalą Unicreditą. Tai kas turi Unicredito kreditus? Galite Gali taupyt raudoną babkes. aprangą pradėti rūpintis. Jo, nes ir kreditai gali čia brangtelėt. Ir dar apie tos priekinius sparnus. Ferraris su Red Bullu bando apeliuoti dėl tų priekinių sparnų, kurie lankstosi, nors FIA inspektavo visas komandas dar kartą ir išplatino pranešimą, kad nėra neatitikimų reglamente. Ta prasme, kad jie gauna Nes apkrovas. Reglamentas labai aiškus, yra bandymo metodai Jo, aprašyti. tai yra svoris, kuris neturi nulenkti sparno. Tai jeigu tas svoris išsilaiko, viskas o tai prasme, viskas legalu. O jeigu jūs negalit padaryti tokio sparno, kuris yra atlaikytų svorį ir tuo pačiu nuo oro srauto Deformuotųsi taip, kaip jums kaip reikia, nu tai čia jūsų problema, o ne tų, kurie sugebėjo tai padaryti. Ne, man tie, žinai, tie fleksi, tie dalykai visą laiką didžiausią įspūdį daro, nes kiek su mechaniniais dalykais mes, tiksliau ne mes, o tos komandos, kurios investuoja į tai, kaip toli yra nuėję, kai sugeba ir praeiti tuos atsparumo testus ir sugeba pasiekti vis tik tų komponentų. Mes žinome, kad nėra absoliučiai standžių dalykų. Taip. Na, jie ant lentos braižybos yra, taškas yra taškas. Bet gyvam pasaulyje absoliučiai standžių dalykų nėra. Viskas kažkaip tai deformuojasi. Ir kaip tą deformaciją pajungti savo naudai netgi tada, kai techninis reglamentas labai tiksliai yra apribojęs. Nu, formaliai techninis reglamentas yra toks, kad jie neturėtų deformuotis. Jie galite formuotis, bet yra nustatytos ribos, kiek ir taip toliau. Beje, speaking of which, Adriano Newey titulai. Pirmas titulas 92 metais su Williams Renault ir tai buvo Nigelas Menselas. Nuo to karto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Na, reikia pasakyti, kad pergalė susiję prasideda nuo Williamso, Newey darbo, po to McLarenas, kuris tai gadėjo milžinišką šuolį, o tada toksai darbas nuo dugno, kaip jau minėjome, su Red Bullu, kurie nusipirko komandą ir įtikino Newey, kad tai yra projektas, su kuriuo jam yra prasmė susijęti savo darbinę karjerą. Taip. Ir trumpam, man labai patiko vienas postas apie komandų potencialą. Pitwall komandos yra prie pitų, kur sėdi su vaizdu į starto finišo tiesėje, inžinieriai prie kompiuterių. Seka visus Visą parametrus. datą. Jo. Tai Hasė ten sėdi 3 žmonės, Aston Martin'e 7. Ne Aston Martin'e, atsiprašau, Red Bull'e 7. Vat potencialas Formulės 1 komandų. Simple. Tai ką žinau, turbūt tiek apie formulę, ne? Taip, nes lenktynės seks kitas lenktynes ir mes visą laiką turėsim. Ir sezonas vėlgi, vystosi, nerealiai gerai. Gerai ta prasme, kad mes matome, kad McLarenas dabar įgyja potencialą vytis Red Bull'į abiejose įskaitose, bet pisti ir laimi, pavyzdžiui, Leclerc'as. Jo. Tai tai kas laimės Singapūrą, aš nežinau. Gal tai bus Hamiltonas? Sunku labai prognozuoti. Bet nuo to formulė pradeda būti įdomi. Aš grįžau prie formulės žiūrėtojų. Nu va. Ir tai yra rodiklis, kad jinai įdomi. Kas rašė formulės sezonui scenarijų, nežinau, ar tai Netflixas buvo, nežinau, bet jeigu sugeba Ramūną grąžinti kadangi į formulės 1 pasaulį. Išmestas iš formulės 1, tai
nežinau dabar, kas scenarijus Tai va, rašo. kalbant apie scenarijus ar ne kažkokių įvykių, kuriuos kažkas rašo, dabar labai gera proga pereiti prie pasaulio ralio čempionato, Akropolio ralio. Ir va ten tai iš vis scenarijus tokio negali Aš parašyti. sakyčiau, kas rašė Akropolio raliui scenarijų, tai yra beprotis kažkoks. Nes, Absoliučiai. na, čia kaip, žinai, nueini penktadienio vakare į barą savo pensinėme amžiuje, susipažįsti su kažkokia mergina, kuri prie tavęs kabinasi kažkodėl ir pokalbio metu su ją išsiaiškini, kad jinai tavo prosenelė, žinai, kažkas tokio. Tai maždaug toks scenarijus... Norėjau sakyti draugo dukra. toks scenarijus buvo Akropolio ralio. Aš komentuodamas kiekvieną sekantį greičio ruožą, aš jau sunkiai galėjau prisiminti, kas vyko praeitame, nes praeitame ten susprogo atominė elektrinė, ten Saulė pakeitė orbitą ir Žemė užšalo, atėjo ledynmetis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra kažkas tokio, na, brutaliai nesąmoningo, visiška nesąmonė kažkokia. Na, tai nėra nesąmonė, nes vėlgi mes pamatėm Akropolį iš tikrųjų tokį, koks jisai ir yra. Jisai yra Nenusakomas, neprognozuojamas. Žudantis, na, ne tik padangas, bet ir automobilius žudantis. Ir sakyčiau, netgi Akropolis gerokai pranoko savo žiaurumu, na, sąlygų fizinių šių metų Kenijos safario raliui. Ir visi žinojo, kad jisai bus sunkus, bet kad ant tiek niekas nesitikėjo. Gerai, gal reikia taip pusiau chronologiškai įvykius, na, gal reikia... Gal tiesiog pabandykim įdomesnius atpasakoti. Gerai, penktadienis, pirma ralio diena ir, na, kokią faktinę medžiagą ralio pradžiai. Niuvilis kaip čempionato lyderis pirmas startuos ir valys tos žvirkelius, reiškia, Niuvilis rinksis laiką rimtai visai. Ir faktiškai tai ir vyksta. Ir aš taip galvoju, nu gerai, tarp komandinėje įskaitoje pirmauja Hyundai'us, 10 taškų turi prieš Toyotą, bet Toyota meta faktiškai, na, visą sunkią artileriją. Aišku, Akropolį jinai nemeta pačios sunkiausios. Jinai tik įkalbina Ožie galų gale važiuoti visus ralius iki sezono pabaigos tam, kad išlaikyti šansus kovoti dėl asmeninės kategorijos čempiono titulo. Nes kad Evansas nepatrauks, man tas buvo aišku prieš sezoną, bet Toyota Gazoo Racing suprato tik tais visai nesenai tą. Taigi Ožie važiuos visą sezoną iki galo ir aišku, Ožie startuoja antras. Na, tai nėra labai gera startinė pozicija, bet jinai gerokai geresnė už Niuvilio startinę poziciją. Tai yra ir Ožie patvirtino tai, kad jisai ten bus greitas, kad jis ten turi, aš nežinau, iš kur va tokie žmonės, nu, vat kaip neprasikirsti padangos. Tu gali man... Važiuojant tokiu tempu. Būtent. Per tris pirmus greičio ruožus įveži Niuviliui daugiau kaip pusę minutės. Nu, ir tai yra normalu. Bet nelabai normalu, nes tu startuoji antras. Aš niekada... Tai yra tik tai vienas automobilis prieš tave. Nu taip, bet tai yra pats didžiausias skirtumas. Jo, nuo antro į trečią skirtumas... Bet kaip kalė Ožieras Niuviliui frazę? Tipo, nustok verkt ir mokykis važiuoti pirmas. Jisai čia tokį psichologinį padarė dūrį. Bet kaip kalė karma atgal, taip maža nepasirodė. Taip, bet prie to šiek tiek vėliau. Vėlgi, antrame greičio ruože greičiausias, na kas, Katsuta. Katsuta bus greitas. Na, bet Arkliui aišku, kad kai Katsuta yra greitas, tai kyla pirmas klausimas. Kaip ilgai jisai bus greitas? Jo, kiek ilgai. Ir tas ilgai buvo lygiai vieną greičio ruožą. Sekantis greičio ruožas. Ir vieta, kuri stenogramose pas žmonės buvo. Toje vietoje jisai nukalė savo ratą ir pasitraukė iš penktadienio dalyvavimo. Ir beje, manau, kad šitas
šita jo nesąmonė tapo lemiama, todėl kad Sami Pajaris pakeičia Prie to Katsutą. grįšim, dar irgi grįšim. kito Tai vėlgi ralio. savo tema reikalaujantį savo komentarų. Tai va, Katsuta pasitraukia anksti, reiškia pirmoje dienos pusėje penktadienį, o tai reiškia, kad jisai nors ir pagal Super Rally grįš šeštadienį, bet šeštadienio taškai jam nešviečia, absoliučiai. Jokių būdu, nes vien 30 minučių, kurias jisai pasiims už 3 praleistus greičio ruožus, jau viskas. Viso gero. Kas vyksta toliau? Evansas prasikerta ratą. Ir normalu, kad Akropolyje kažkas prasikalė ratą. Bet tai yra antras iš 3 Toyota automobilių. Ir negana to, kad jis prasikala ratą, jisai praranda turbiną. O tai reiškia, kad iki vakaro, penktadienio, Dar 4 greičio ruožus važiuoja labai lėtai. Ir susirenka ten 7+ minutės. Tai reiškia, kad Evansas Ir tada turime besikapojantį. Čia dar penktadienio popietė. Čia 3 greičio ruožai. Pirmauja Ožie, nes, jisai yra dievas, jisai važiuoja greitai, stabiliai ir jį bando gaudyti Stanakas. Jį bando Antroje vietoje. Ir Adrianas Formo. Vos nepamiršau, Adrianas Formo puikioj formoj. Net neįtikėtina. Ne, jis supranti, jisai jau pajėgus ne tik greitai važiuoti, bet ir stabilų rezultatą rodė. Bet vėl, toje mėsmalėje jisai irgi prasikala. Suvalgo savo dalį š. Taip, nes, kaip ten neprasikirsti rato? Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju. Kaip Ožie važiuoja neprasikirdama, kaip kiti važiuoja. Ir tada, kai Formo pasitraukė, buvo aišku, kad ar tą ralį laimės žmogus, kuris išgyvens be problemų. Būtent, kuris neįlys. Ten Niuvilis jisai skundėsi, matyt, kad neskambėtų, kad jisai verkia dėl to, kad statuoja pirmas ir praranda laiką, bet jisai skundėsi, kad ten variklis 3 cilindrais pusę laiko važiuoja. Misfire. Gerai, jeigu tavo variklis važiuoja 3 cilindrais, tada, kai tu stabdai varikliu, tai gal pofika, ne? Nes jeigu jis važiuotų akceleruojant 3 cilindrais, tai jisai tikrai ne tas sekundės. Ne tas laikas būtų. Jisai visai ne tas laikas būtų. Tai čia yra, verkimas ne apie tai, kad jisai valo greičio ruožus, bet kažkas atseit negerai yra. Tai akivaizdu, kad Tanakas lieka lyg pagrindinių konkurentų, bet jau sakau, po Formo pasitraukimo jau darosi aišku, kad kas išgyvens, tas laimės. Ir kaip Niuvilis sugeba, ką Niuvilis pagavo tame Akropolio ralyje, kad jisai sugebėjo išlikti ir kiekvienas jo konkurentas pasitraukiantis įkėlė vis aukštyn bendra rikiuotė. Bet kalbant chronologiškai. Gerai. Penktadienį išgyveno be didesnių problemų Tanakas, Sordo, Vilis. 3. Tai reikia prieiti prie to, ko neišgyveno Ožie. Prieš paskutiniam greičio ruožę, po paskutinio tarpinio finišo, dar nefinišavus to greičio ruožo, maža tendencija, lyg tai Tanakas pradeda artėti. Ir mes dar nežinojome, o jau greičio ruožo finiše jau Tanakas tampa ralio lyderiu, nes kelias sekundės praranda Ožie ir lemiamas dalykas buvo tame, kad greičio ruožo gale jo turbina mirė taip pat kaip Evanso turbina. Tai yra, kad lieka dar vienas ilgas greičio ruožas paskutinis penktadienį, kai Ožie važiuos be turbinos. Taip, ir Ožie pasiima. Rezultatas 2,5 minutės. Taip, jisai pasiima ir Hyundai'us pasidaro 1, 2, 3 vieta. Tai yra 1 Tanakas, 2 Sordo, kuris važiavo, kaip saugiklis, ar ne? Pridengimas toks. Ir 3 Niuvilis, nes jisai rinkosi laiką dėl paviršiaus valymo. Taip. Viskas kaip ir logiška, bet Toyota atsidūrė tokioje situacijoje, kad ką daryti? Ir 5 bendro įskaitai po pirmos ralio dienos yra rally 2 kategorijos Robertas Virvesas iš Estijos.
Taip, Rally 2 kategorijoje ten irgi vyko reikalai. Jo, pusantros sekundės tarp Samio Pajario, bet ten buvo karšta belekai. Su scenaristu, kuris ten neįtikėtiną dalyką padarė. Tiek žolės negali prirūkyti. Parašyti scenarijų tokiam raliui. Jo, nes ranka nepakils. Gerai, prasideda antra diena. Antra diena. Tai vėlgi, visi svarstė, tai Hyundai, ko gero, reikia iš karto naudoti komandinę taktiką, nes, kad Sordo sustos ir praleis Newville į antrą vietą, tai buvo arklio aišku, o dėl Tanako, tai Tanako fanai visi sakė, kad Tanakas netoks, jisai pasiūs... Bet Tanakui tas scenaristas padarė scenarijų. Žinok, aš pradėjau tikėti į vudų burtus visokius, Newville'is vežasi bagažinį tokią dėžutę su tokiom lėlytėm. Ištraukė lėlytę. Aha, pasižiūrė. Prieš pirmą greičio ruožą antros dienos. Kaip čia reikaliukai? Aha, taip, atsidaro, pasiima lėlytę ir tomadą tam. Ir taip, iš tikrųjų prakalt 2 ratus skirtingose vietose ir 2 kartus greičio ruožą jos keisti. Ir pradžioj ilgo greičio ruožo, pačioj pradžioj. Kosmosas totalus. Tai yra, kad jeigu tu, kaip atsitiko vėliau Sordo, prakali ten keli kilometrai iki finišo, tai tu tiesiog leki ir viskas. Gazą spaudi ir eini iki finišo ir tikėsi, kad nenulauši pakabos to kampo. O čia pradžia ilgo greičio, pirmo rytinio šeštadienio greičio ruožo, kai atrodo rojus ir Tanakui ateina galų gale galimybė potencialą savo parodyti. Jisai pripažino, kad pirmas tas ratas buvo jo klaida. Ir tai buvo nusimontavimas padangos. Reiškia, jisai kažkur vežėjai matyt, vežės teoriškai neturėjo dar būti. Neturėjo būtent, pirmus 3 punktus. Jo, jisai startavo ten dar gana anksti. Reiškia, jisai kažkur sugebėjo taip atsirem, kad jisai suprato, kad jo klaida. Per daug atsiremiau, numontavo padangą, bet antra prakirsta. Tai Akropolį bet kur prakirsta padanga. Kiekvienam. Jo, bet jis nepajuto, net nesuprato kur. Ta prasme, aš netgi mačiau, atsimenu kadrus, kai stojo toks peilis. Tai yra atskilęs akmuo, plokščias, aštrus, grynas peilis. Tai yra pataikai, jeigu ten padanga protektorium, tai šansai dideli, kad tu jį pradursi, o šonė ten prapjaus kiaurai viską. Kaip jie, aš nežinau, aš nusijimu kepurę prieš Pirelį, ten Pirelį daug kas keikia, bet kaip tos padangos atlaiko tokius akmenis, man trūksta vaizduotės, aš nesuprantu. Tai apibendrinant, 2 kartus stoji keisti 3 ratą. 3 minutės su... Beje, jie pirmą ratą pakeitė klaikiai greitai, ten minutę 20. Jo, mažiau negu per pusantros. Ir aš galvoju, dar gal žaidime lieka Tanakas, bet nespėjau aš taip pagalvoti, kaip antras ratas, viso gero. Tanakas krenta į 4. vietą, tai yra Ožie kyla į 3. vietą. Ir Toyotos situacija iš absoliučiai beviltiškos pasidaro tokia... Atsiranda vilčių. Vos rusananti. Nes Ožieras tada atsilieka mažiau negu 2 minutės nuo lyderio. Ir gerai, čia ilgai nereikia tempt gumos. Dar kitam greičio ruože, kaip jau minėjom, į tą situaciją su padanga pakliūna Sordo. Bet Sordo laimiai, tai yra greičio ruožo galas ir jisai praranda nedaug laiko, bet... Nes tai yra galinė padanga, 3 kilometrai, tu tiesiog per daug nekreipi dėmesio. Visi svarstė, tai kokiu būdu Cyrilas Abitebu tas dėlios dabar pozicijas. Čia ryte buvo, taip šeštadienį ar penktadienio vakare. O pasirodo, kad Fortuna sudėlioja tas pozicijas automatiškai. Taigi, Newville'is tampa naujų ralio lyderių, Sordo krenta į 2. vietą, o Ožie atsiduria tokioj begaudančioj Sordo padėtyje. Nes aišku buvo, kad Sordo saugos šeštadienio taškus įmanomai, bet tai atveria Ožie galimybės įvytis. Ir tarp jų jau mažiau negu minutė. Viskas pasidaro realu. Viskas sukrenta į potencialias galimybės. Ir kas lieka nenukentėjęs iki sekmadienio, būtent Newville'is. Kaip jisai sugeba tą daryti, aš nežinau, tai yra kažkokie burtai. Bet vėlgi reikia nusilenkti Newville'ui, nes kokią jūs nuomonę apie jį beturėtumėt, jisai rodo stabilų greitį ir kažkaip sugeba išsaugoti ratus. Bet kova tarp Sordo ir Ožiero neįtikėtina.
Tai dar Sordo paskutiniam šeštadienio greičio ruože gauna už falstartą 10 sekundžių ir tarp jų po 2 dienų lieka 17 sekundžių. Bet šeštadienio taškai yra padalinti. Jo, Sordo už antrą vietą išsilaiko, gauna tuos taškus. Ir jam tai yra svarbiausia, pabaigsiu, kad tarp Novilio ir Ožiero yra Sordo ir tas taškų gepas yra pakankamai geras. Ir jisai naudingas Niviliui. Labai naudingas Niviliui. Bet vėlgi, Sordo atsidūrė kokioj padėti, kad jam nusispjauti sekmadienį, tai yra, kad kokioj vietoje jisai ralyje finišuos, jam nereikia ten laikyti už savęs, tai yra bandyti kovoti su Ožie, nes už tai, kas bus sekmadienį, jisai Sordo, žinodamas, kad jam reikia komandai vežti taškus, jisai gali atsargiai važiuoti, taip, tam, kad išlaikytų. Net nesaugotamas savo antros vietos. Absoliučiai sutinku. Ir ateina sekmadienis. Ir jau pirmam greičio ruože laimi Ožieras ir aplenkia Sordo. Iš karto. Bam. Tai yra Ožie pakyla antrą vietą, už kurią negauna taškų, bet mes žinome, kad sekmadienį yra sekmadienio taškai. Ir Ožie to įskaitoje pirmauja, ten po poros greičio ruožų, Tanakas antras, Nivilis trečias, Nivilį lyg ir tenkina situaciją, jo. Nes, gerai, biškiai sekmadienio taškų Ožie ir vėlgi potencialiai Ožie Power Stage irgi potencialiai gali pasiimti 5 taškus, bet, prarasti po 2 taškus sekmadienį ten 2 įskaitose. Nėra tragiška. Niviliui absoliučiai 0, kadangi jisai šeštadienį didesnę persvarą pasidarė. Ir, ralis baigėsi taip, kaip, net išprotėjęs scenaristas negalėtų. Karma galutinai nukala Ožierą. Ir vėlgi, tai galima sakyti klaida, ne klaida, bet kai paskui paaiškėjo, Ožie faktiškai iš karto po starto pamatė kontrolinę lemputę, kad jisai neturi padangos. Tai yra, kad jisai prasidūrė pačiam greičio ruožo, pačioj pradžioj padangą ir žinoma, jisai bandė tada jau vabank važiuoti rizikuodamas ir ten atrodė, kad jisai per greitai atvažiavo į posūkį, kuriam tokia neišgraužo, ten, praktiškai, šlaitas tokio dešinio posūkio, kažkodėl jisai leido tą ratą dešinį į tą, paskui išlipant iš tos duobės, aišku, metė jo automobilį aukštyn tą kampą. Ir apvertė. Ir stogai... Bet toks mažas greitis atrodė visiškai greičio nebuvo. Jo. Klausyk apie stogus. Mes dar nepaminėjom, kad Evansas sugebėjo stogą pasidaryti. Tokia vieta, kur staigiai leidėsi nuo kalno ir apsisukimas žemyn. Ir tu net nematai to kelio, kuriuo tu toliau važiuosi, nes labai didelis aukščių skirtumas yra ir kampas. Ir tu nematai, kurioje vietoje tau įsukinėt yra. Greitis yra nulinis, tu su rankiniu stabdžiu atvažiuoji. Tik tiek, kad tu turi tiksliai visą tai įvykdyti. Taip, ir kadangi nesimato, yra tikimybė padaryti klaidą ir panašią klaidą padaro Evansas, jisai per anksti nosį leidžia žemyn, o ten jau kitų mašinų pravažiuojant toj vietoj padangos šiek tiek iškasta ir gaunasi taip, kad tam aukščiausiam taške, kai inercija yra metanti automobilį versti, tavo kairys atraminis ratas atsiduria toj duobėj ir gerai atsiremia. Ir akirdikšt ir Evansas ant stogo. Neįtikėtina. Okei. Tokios avarijos, tokie vertimai į ralyje gana dažni. Ir to paties vos nepakartoja Tanakas. Toj pačioje vietoje jis atvažiuoja ir atsistoja ant 2 ratų, bet Tanakas sureaguoja vairu. Jo, ir ten paskui kartoja tą reakciją. Visą laiką kyla klausimas. Tai kiekvienas vairuotojas, kuris, nežinau, greičio ruožuose kažkiek laiko praleidęs, o žmonės pasaulio ralio čempionate, rally 1 kategorijoje kovodami, jie tokių epizodų turėjo tūkstančius. Jiem nereikia nei galvoti nieko. Jų rankos pačios reaguoja į tą situaciją. Jo, čia nėra kada galvoti, tu tiesiog nesąmoningai turi. Ir Evansas paskui pasakojo, kad ten nebuvo jam vietos atsukinėti vairą. Bet kaip parodė Otas, kad viskas ten buvo. Viskas buvo. Tai kalbant apie Evansą, man atrodo, Evansas padėjo savo karjeroje tašką.
Nežinau, kaip ten žiūrės į ateitį, bet mes prie to dar sugrįšim, prie Toyota Gazoo Racing komandos ir jų sudėties ir šį sezoną, ir galbūt kitiem metam. Bet Evansas, aš sakyčiau, kad yra iškrentantis, absoliučiai iškrentantis iš žaidimų. Jo, apie Evansų stogą aš, sakant, visai pamiršęs buvau. Tai va. Tai... Ir ką rezultatas? Rezultatas yra taip. Sekmadienį taškus pasiima Tanakas. Bet Tanakas nelaimi Power Stage. Kodėl? Power Stage formulą. Kodėl jisai nelaimi? Todėl, kad pačiame gale, man atrodo, 2 kilai ar kilometras nuo finišo prasikala ratą. Prasikala vėl ratą. Ir jam pritrūksta ten 10 sekundės dalių, kad laimėti Power Stage. Ir Power Stage laimi formo. Fantastika. Lygiai sekundės pritruko. Lygiai sekundės ant 18 km. Nes paskutiniam tarpiniam finiše jisai dar 10 gal porą turėjo Tanakas savo naudai. Ir jis jas prarado pradurdamas padangą. Nefortūna tai nefortūna. Bet vėl reikia dabar pereiti prie Rally 2 kategorijos, kurios finišą... Trumpai dėl taškų Rally 1. Aha. Trumpai dėl taškų. Tai taškų susirenka, iš esmės daugiausiai taškų susirenka Novilis. Antroje vietoje Otas, Tanakas. Ožieras gauna 13 taškų ir 2 pirmi Hyundai padidina atotrukį. Reikia dar papasakoti, kaip Ožietos 13 taškų gauna. Nes jisai tik už šeštadienį gauna. Viskas. Bet palauk, vieno kito. Kad gauti šeštadienio taškus, tu turi pasiekti ralio finišą. Jo, o ką daro Ožies stovėdamas ant šono, tai yra atverčia jo automobilį ir Ožie ten bando traukti iki to greičio ruožo finišo. Ir ten sulaiko už savęs ekipažus, kurie gauna paskui kompensacijas. Bet jis ten 14 minučių, nesvarbu, kiek jisai praranda, nes jisai... jam nori, reikia parvažiuoti. Bet užduotis buvo pasiekti finišą ir pasiimti šeštadienio tos 13 taškų. Tai va, tai jis galų gale finišavo, gavo tos 13 taškų, bet o tas Tanakas aplenkė jį bendro įskaitoj ir dabar vėl pirmi 2 Hyundai. Bet skirtumas jau labai didelis ir mes turim likusius... Thierry Neuville 38 taškai. Jo kišeniai prieš Ožierą. Tanakas tik 4 pirmauja. Ir gerai, Latvala po šito ralio pasakė taip, sako, dabar ko gero mes praradom abu titulus ir ko gero mums šį sezoną yra prasmė tik tais kovoti dėl pergalių ralio. Asmeninėse įskait. Atskiruose raliuose. Ir vėlgi tai atvėrė Latvalai galimybę, kad Pajaris gaus dar bent vieną ralį šiais metais, tas buvo beveik parašyta tarp eilučių, beveik aiškiai. Bet kad jau kitam Bet raliai. kad išspirs Katsutą iš automobilio ir pasodins į Katsutos automobilį Čilės ralyje Pajarį, aš to tikrai nesitikėjau. Ir Čilėje važiuos Martin Šeškas. Apie tai jau buvo žinoma, tik tai tiek, kad jisai važiuos be hibrido. Be hibrido, jo. Bet vis tiek. Ir visi žingsniai, kad Šeškas, ta prasme, labai smarkiai didėja šansų, kad Šeškas kitais metais važiuos visą VRC čempionatą. Tai yra geros žinios. Tai yra super, super geros žinios. Nes vėlgi, man atrodo, nežinau, kaip ten finansinė Munsterio situacija keisis. Bet, jisai kažkaip tai nepadėjo pamatų savo karjerai tolimesnį Rally 1 kategorijoje. Sakyčiau, kad labai blankiai. Jis ten Akropolyje irgi ant akmenų padžiovė savo tą Puma Fordą. Jo, aš dabar galvoju, kas ten jam atsitiko. Jisai kažkur ant akmenų, mes nenufilmuotas epizodas, bet jis išlėkė iš kelio ir tiesiog Pakibo ant akmenų ir viso gero. Ir liko stovėti tame greičio ruože. Tai va, tai įdomi situacija. Vėlgi, priimti už gryną pinigą Latvalo žodžius, kad, ko gero, abu titulai padėti ir mums belieka kovoti dėl pergalių, tik mes matysime Čilėje Ožie, Evansą, žinoma, Ožie, Rovanperą ir Pajarį. Ar tai nėra vis tik bandymas eiti va-bank ir bandyti dar laužti situaciją? Beje, čia toks ne į temą.
Sami Pajaris, laimėdamas Rally 2 kategoriją Akropolyje. Jisai užėmė 4 vietą bendroje ralio įskaitoje. Jo, ir gavo tiek pat taškų kaip Evansas, važiuodamas su Rally 1. Po 8 taškus jį atvežė. Ir jisai pakartojo savo Rally 1 automobilio. Geriausią rezultatą. Na, vienintelį. Su Rally 2. Nu, taip, nes jisai finišavo 4 Suomijos ralyje su Rally 1 automobiliu. Nu, tik tiek, kad Suomijos ralys vieną greičio ruožą laimėjo, čia nepavyko. Su Rally 2 automobiliu. Ne, vėlgi, kalbant apie Rally 2 kategoriją, tai Pajario ralis Akropolio buvo klaikiai stiprus. Ir tokia kova. Ai! Tai ne. Gerai, kalbėk. Tikrai, niekada nepamiršiu. Jo, čia yra neįtikėtinas. Ta prasme, wow. Žinoma, kaip Rally 1 kategorijoje, taip ir Rally 2 kategorijoje Akropolis buvo negailestingas. Jisai žudė padangą, žudė ekipažus, ardė mašinas į gabalus. Bet to make long story short, žinai. Paskutinis greičio ruožas, ko gero, atspindėjo viską. Pajaris turėjo 28 kažkur sekundžių persvarą. Na, ir kadangi Rally 2 kategorija neturi Power Stage įskaitos, nu tai viskas. Atrodė, kad viskas padėta ant stalo. Robertas Virvesas, Estas, fantastiškai važiavo visą savaitgalį. Laimėdamas greičio ruožus, besidalindamas ten su Pajariu pergalėmis. Nors pats greičiausias bičias savaitgalį Rally 2 kategorija buvo Jonas Roselis. Ir tai vėlgi sunkiai įtikėtinas dalykas, bet dalykas, kuris parodė, ant kiek Citroenas patraukė specifikaciją savo automobilio žvyriniam rally. Ypač tokiam negailestingam rally. Na, bet gaila pasakyti, Roselis buvo, jisai gal pusę greičio ruožų laimėjo. Jisai buvo fantastiškai. Na ir Roselis, jisai, nepasakytum, kad jisai žvyrininkas būtų kažkoks. Bet bičias demonstravo fantastišką greitį ir taip, jisai prasikirto ratą. Ir dėl to turėjo keisti padangą ir faktiškai nugalėti Rally 2 kategoriją. Nu ir iki nugalėtojo, turint omeny, kad tu keitei ratą. Jo. Ir jisai sugebėjo prisivyti ir finišuoti 3 vietą, nors aš manau, kad jo šansai kovoti dėl titulo Rally 2 kategorijoje, ko gero, yra labai labai menki. Nors jisai, ko gero, Japonijoje gali neblogai pasirodyti, įtariu. Nėra visai padėta, bet įtariu, kad 3 vieta, ko gero, ralyje, kuriam jisai atrodė nesunkiai nugalės. Bet Pajaris irgi prasikirto ratą. Bet Pajaris prasikirto ratą paskutinėme greičio ruože. Ir ta jo 28 sekundžių persvara pasirodė not enough. Bet kas dar keiščiau, kad Pajaris paskutinėme greičio ruože prarado Virvesui lygiai tiek. O Virvesas važiavo kaip beprotis tam paskutiniam greičio ruože. Jisai jį nugalėjo ir jisai padarė tokį pat ralio rezultatą, kaip ir Sami Pajaris. Jo, finišavus paskutinį greičio ruožą, VRC2 automobiliai, 1 ir 2 vieta, absoliučiai identiškos. 0,0 sekundės. Absoliučiai identiškas Kažkas laikas. Nerealaus, visiškai nerealaus. Ir galų gale pirmoji vieta. Teko išsitraukti taisyklės, ar ne? Nes visi galvoja, tai palaukti, kas čia pirmas. Pasirodo pirmas Pajaris. Nes laimėjo pirmą greičio ruožą. Nes buvo greitesnis pirmam greičio ruožą. Buvo už Virvesą pirmame. Taip. Na ir man patiko visi prizininkai, sakyčiau, Rally 2 kategorijas. Nes visų pirma, man patiko, kaip reagavo Roselis į tai, kad jis prasidūrė padangą ir prarado šansus. Jisai reagavo taip, kaip reikia reaguoti Akropolyje. Na, tu ten gali prasidurti. Nesvarbu, kad tu esi greičiausias, kad niekas tuo neabejoja. Ir aš manau, kad visi Roselį kaip tokiu, dalinai nugalėtojų išvažiuos su tokia mintim, kad Roselis dalinai nugalėtojas to ralio buvo. Vėlgi, kaip dalinai nugalėtojas buvo Pajaris ir jisai sakė, Virvesas sakė, vertas tos pergalės, bet sakė, man ko gero čempionato prasme jinai labiau reikalinga. Jisai vėlgi absoliučiai sąžiningas ir teisus ir Virvesas irgi pasakė. Sakė, aš kartu su Pajariu karjerą savo darau. Ir taip, jisai šį savaitgalį faktiškai vis tiek už mane didžiąją laiko dalį buvo greitesnis. Tai jisai vertas pergalė.
Tai vat visi trys bičiai ant podiumo faktiškai, buvo absoliučiai sąžiningi ir visi jie buvo verti pergalės. Virvesas jau vien dėl to buvo vertas pergalės, kad jisai pastatė save į tokią padėtį, kad tu laimėdamas paskutinį greičio ruožą ir su Pajario problema gali tapti ralio nugalėtojui. O tai yra, kad jisai visą savaitgalį buvo greitas ir pasiruošęs tuos trupinius susirinkti, kuriuos, kaip Niuvilis šiuo atveju, ar ne? Niuvilis irgi turėjo ir greičio, ir sugebėjimo išvengti problemų. Ir bendroji įskaitoj VRC2 labai įdomu. Įdomu, nes tengi ne visi rezultatai skaičiuoja. Taip, tai dabar Solbergas pirmauja prieš Pajarį 3 taškais. Ir dar lieka 3 etapai. Aišku, Roselis turi teorinių šansų, jisai 20. Kalbant apie Pajarį, iš to likusių 3 etapų, Pajaris 2 važiuos Rally 1 kategorijoje. Jo, tai jis nebetenka. Nes jisai startuoja vietoj Katsutos Čilėje, o Centrinės Europos ralyje jisai debiutuos su Rally 1 automobilio asfaltinėme ralyje. Tai lieka tik Japonijos etapas. Bet Samio vietoje aš irgi laidočiau VRC2, jeigu atsiranda galimybė. Absoliučiai. Ir taip, žiūrint, kodėl aš mūsų pokalbio pradžioje paminėjau, kad Evansas, galima sakyti, ištrynė savo šansus ateičiai. Nes tai, kad Pajariui bando duoti maksimaliai jau pabandyti ir asfaltinėme tame tarpe ralyje, ir ant kitokio žvyro, tai rodo, kad, ne tik, manau, Latvala, bet ir Toyotos vadovybė galvoja apie tai, ar nereikia kitam sezonui Pajarį sodinti vietoj Evansą. Vėlgi, Katsuta. Gal vietoj Katsutos? Katsuta irgi kabo tarp dangaus ir žemės. Taip, Toyota investavo į Katsutą labai daug pinigų. Ir kol kas tos grąžos buvo menka, bet Katsuta, aš taip įtariu, kad turi šansų. Šansų tokių, kad jeigu jisai praeitais metais Japonijos ralyje potencialą laimėti rolį. Bet ten keistas įvyko ralis, vieno greičio ruožo ralis. Ar nebus taip, kad Katsutos likimas spręsis būtent Japonijoje? Taip, aš manau, iš kitos pusės, absoliučiai esu to tikras. Kaip tu manai, kiek tai lemia politika, japoniška markė, Japonas prie vairo? Jisai visų pirma prie vairo dėl to, kad jisai yra Toyotos paimtas ir žmogus ir Toyotos finansuojamas, akivaizdu. Bet Toyotai ta kantrybės taurė irgi kažkurio momentu gali prisipildyti. Ypač, žinai, kai tu laimi, kaip pernai, laimi ten Rovanperą į vienus vartus važiuoja, nesvarbu, kad startuoja pirmas ir valo kelią, ir jisai pasiima titulą ir atrodo, kad viskas, konstruktorių taurė tavo rankose, asmeninė įskaita, ir tu turi variantus, jeigu ten Rovanperą nefinišuoti, ten Evansas paims Ožie ar dar kažkas. O dabar Hyundaius su Tanaku ir Niuviliu stabiliai važiuojančių. Hyundaius klaikiai pavojingas pasidarė. Hyundaius turi labai stiprų techninį direktorių, kurio darbas, užkulisiuose, sakykim taip, nors jo veidą mes pamatom ir transliacijų metu, bet jo darbas užkulisiuose duoda rezultatus. Hyundaius klaikiai konkurencingas pasidarė. Ir Toyota negali, važiuoti toliau taip, lyg tai viskas būtų gerai. Taip mes lyg tai tikimės, kad Rovanpera kitais metais full time grįžta pilnam sezonui. Bet Toyota, man atrodo, turi stiprinti savo pozicijas, nes kitaip gali situacija krypti tolyn nuo jų galimybių. Atsidariau dabar gamintojų įskaitą 35 taškai. Buvo 10, kas buvo nesąmonė. Dabar 35. 35. Liko 3 etapai. Pažiūrėsim, ką Čilėje Toyotai pavyks su jungtinėmis sunkiosios artilerijos pajėgomis padaryti. Kai Pajaris vėlgi pasirodys ant mažiau savo, tokio įprasto Suomijos žvyro, ant Čilės žvyro, ir tada susirinksime apšnekėti. Aš manau, kad Latvala meta visus kozerius, bandydamas konstruktorių taurę gauti. Viską dar bando daryti. Asmeniniai įskaitoje ten tikrai yra komplikuoti šansai, bet konstruktorių... Bet niekada nežinai, kaip ir Akropolyje. Jeigu tu būtum žinojęs, kad nenukentės vienintelis Niuvilis,
tai tu būtum žinojęs, kad jisai tikėtina, kad laimės ralį. Jo. Taip ir čia, žinai. Ok, tai laukia Čilė. Čilė, Centrinės Europos ralis, mes žinome, kad ten Vokietija, Austrija, Čekija, didžiąją dalimi Vokietija ir kad tuo metų laiku ten tas asfaltas gali būti šlapęs. Tai įdomus Pajarių išbandymas ir visiems kitiems bus įdomus. Ir Japonija pernai tai buvo vieno greičio ruožo ralis, nes taip atsivėrė dangus ir tiek papylė vandens, kad tik Evansas sugebėjo kažkaip išvengti ir prarasti mažiausią laiką ir ten vienam greičio ruože jis laimėjo ralį. Kiti du sukrito ten į upę, buvo reikalų. Tai šiais metais tikiuosi, kad Japonija mus ne tik žudys tuo, kad reikės klaikiai anksti keltis, visiškai nemiegoti ir naktį komentuoti ralį, bet ir tuo, kad galbūt ne viename greičio ruože šių metų Japonijos ralio likimas spręs. Ir dar labai trumpam, ko gero reikėtų vis tik paminėti, nes įvyko Europos čempionato debiutuojantis etapas Cardigan ralis Britanijoje ir kaip ir matėsi, kad startinėje rikiuotėje trūko nemažai tokių pagrindinių svarių ekipažų, bet žinoma, atvažiavo čempionato lyderis Heidenas Padinas, atvažiavo pagrindinis jo varžovas kovoje dėl čempionato titulo Mateo Francesi, atvažiavo netgi tempestinis, pasiėmęs kažkokį polo ir MRF paramą radęs tam raliui. Tempestinis atvažiavo pirmą kartą į ralį, kokį šansą jo buvo tokiam ralyje. Aišku, kad darėsi, kad ten pirmus muiko grieš visų pirma tam ralyje jau važiavę savo karjeroje Heidenas Padinas. Iš tų reguliarių Europos čempionato ekipažų jisai ten buvo, pirma moneta ir vėlgi vertinant jo tą tokį tarptautinį ir profesionalų pasiruošimą, ko gero vietiniai ekipažai, už vietinius aš ir airius sakau, nes ten daug airių atvažiuoja, jie vis tiek ten trinasi visą laiką. Jie tą žino. Aišku kad bus Padinas pirmas ir klausimas buvo tik kiek vietinių įsiterps tarp Padino ir Francesi tame ralyje. Ir labai keista, bet podiumas susidėjo iš 3 reguliarių ekipažų. Bet Padinas į vienus vartus suvažiavo, visai vienas. Absoliučiai. Ir ko gero jisai tik patvirtino, kad jisai buvo nelaimėjęs ralio šiais metais, bet buvo lyderių čempionatą. Ir kad jisai galimai padės beveik tašką, dabar jau ir Francesi, ir bet kieno kito šansai pasikapoti dėl titulo yra beveik nuliniai. Liko vienas etapas, Silezijos lyderių 27 taškai. Padino nenaudai yra ta situacija, kad jam blogiausias rezultatas jau kažkuris vienas nusirašys. O Francesi... Jo, bet tik 7 taškai. O Francesi neturi ką nurašyti, nes jis yra jau nefinišuoti duraliai. Taip. Tai tas yra gerai, bet... Atmetus 7 taškus lieka lygiai 20 taškų. Tai faktas tas, kad Heidenui reikia pravažiuoti dėl šventos ramybės. Bet tai yra, tikrai, tik tai, kad... Jam tai nieko padaryti nereikia. Taip, nieko nereikia įrodyti. Ramiai pravažiuoti, nerizikuojant, tiesiog išgyventi tą ralį ir viskas bus gerai. Aš visą sezoną kalbėjau, nes, pavyzdžiui, po praeitų metų sezoną, tai man tokie 2 jauni ekipažai, kylantis. Tai Mateo Francesi, kuris jau šiais metais realiai kovojo dėl čempiono titulo, o kitas buvo toks ekipažas Andrea Mobilinis iš Italijos. Deja, aš sakyčiau, ko gero jo potencialą, aš jau dabar matydamas tą, kas pasidarė su Frenu Larena, kai jisai spjovė į MRF-us ir pradėjo naudoti Michelinus ir staiga vėl pradėjo rezultatus vežti, ko gero Mobilinio karjerą šiais metais pražudė MRF-ai. Bet Mobilinis galų galiai iškovojo savo pirmą podiumą. Ir paskutiniam greičio ruože jisai aplenkė Marčiką tuo metu buvusį antroje vietoje ir aplenkė Francesi.
o Marčikas atvirkščiai, jisai prarado 2 vietas. Jį Frančesis aplenkė ir finišavo 3 ralyje, o Marčikas krito į 4 vietą. Tai va, tokia buvo įdomi kova, kad 3 ekipažai pasikeitė vietomis paskutinėme greičio ruože ir kaip jau minėjau, visas podiumas, pirmos 4 pozicijos buvo tarptautinių ekipažų. Nors pavyzdžiui, atrodė, kad niekas ten neįkas vietiniam ekipažui, kuris buvo netgi konkurencingas kartais ir su Padanu, laimėdamas ir greičio ruožus. Bet padarė stogą. Kas tai yra? Krisas Ingramas. Važiavo tikrai greitai, bet ne tiek, kad pasipriešintų, kad normaliai pasipriešintų. Nuolatiniam Europos čempionato dalyviam. Taip. Bet jo, kova tarp Frančeskio ir Marčiko vyko ir potencialiai dėl vietos ant podiumo bendroje įskaitoje, nes tarp jų ten buvo visai nedaug taškų. Dabar Frančeskis, aišku, gavo 3 taškais daugiau, truputį nutolo. Bendroje įskaitoje tarp jų 13 taškų. Buvo 10, tai buvo viskas dar šalia, dabar jau sudėtingiau ir Marčikui netgi namų lenktynės važiuojant nebus labai paprasta. Nebus paprasta. Atkovoti 13 taškų. Bet, žinai, Marčikas, man patinka jo tas metodiškas darbas ir vis, bet ar nepersianalizuoja jisai tik tais? Ar tik neužvelia savo galvoje per daug, taip sakant, sudėtingų problemų sprendimo sudėtingiausiais įmanomais paskaičiuotais būdais. Man kažkaip gaila darosi po biškio Marčiko. Tai ką, tiek? Labai trumpai apie Elektrėnų ralį, kuris nuvilnijo visai neseniai. Prieš paskutinis Lietuvos ralio čempionato etapas. Turbūt visi žinot rezultatus, nėra čia ką kalbėti. Intrigų buvo labai daug ir dėl visokių ralio komiteto ir stewardų sprendimų, bet visi jau čia viską apšnekėjo, ištampė. Nebuvo ginčų nemažai. Buvo ginčų dar neprasidėjus raliui. Ir aš nebenoriu kalbėti apie tai, nes tiesiog nebeįdomu. Žinai, vieną pastabą pasakysiu, vieną pastebėjimą. Mano manimu, LASFAS ar ralio komitetas ar lenktynių teisėjai, stewardai, jie dirba gerai tada, kada jų nėra. Kada tu galvoji, kad jų tiesiog neegzistuoja. Ta prasme, kaip spręsti, ar gerai dirba ta... Tai kai nėra diskusijos. Kai jų nesimato. Jo, nes tada jie gerai dirba darbą, mano nuomonė. Dabar praktiškai kiekvieną ralį mes tik apie tai ir kalbam. Ir tas užknisa, žiauriai. Ir žmonės, ir žiūrovus, ir lenktynininkus. Neprasidėjo ralis, paskelbta starto tvarka, Vaidotas Žala turėjo startuoti pirmas, bet formaliai, kadangi mes jau kalbam apie bendrus ralio rezultatus, kur prieš paskutinis etapas, žinai, sprendžiasi ir tada ar Jurkevičius, ar Notkus laimės, dar buvo viskas neaišku. Ir čia staiga Vaidotas Žala turėtų startuoti pirmas. Kodėl? Nes čempionato lyderis yra Jurkevičius, antras yra Notkus, žinai, tai tada juos reikėtų leisti pirmus. Logiška, teisingai. Su visa pagarba Vaidotui, aišku, ir jis įrodė paskui, kad yra greičiausias. Tai teisėjai paskelbė starto tvarką, tada kala kai kas protestą, kad, kodėl čia Žala pirmas. Atsiprašau, nes kas pirmas startuoja, tikėtina, kad kiti gaus dulkių ir važiuos daug lėčiau. Gerai, teisėjai pagalvoja, gerai, gal jūs ir teisūs. Pist, Vaidotą į 5 vietą, žinai, Vladas pirmas startuoja, Notkus antras, bet tada duoda pirmam 10-ukui 2 minučių tarpą. Tipo, nes bus dulkių. O tai ką, prieš tai nebuvo jų? Kodėl dabar, pakeitus starto tvarką, jau reikia duoti 2 minutės? Ir tada iš kitos pusės, o kodėl po pietų startuojant, tos 2 minutės dingsta? Ir tada vėl pagal, po minutę. Kodėl? Tokių klausimų, žinai, apie nieką, visiškai, kur neturėtų kilti. Žinai, su tuo startinės intervalai ir Akropolį buvo. Tai viskas, aš suprantu. Aš suprantu, kad jie gavo 30 000 atidėtą baudą. Jo, žinau. Kabančią 2 metam. Jo. Tai nes pasakė, kad teisėjai. Kad teisėjai gaidžiai.
Viskas gerai, čia Medis. galima sakyti. Tai, žinai, aš visą tai suprantu, deklaruokim iš anksto, pirmas 10 turės 2 minučių gapą. Galbūt ir pirminio protesto nebūtų, Bet nes tai palauk, išsprendžia problemą. Iš esmės kažkokios tvarkos yra parašytos ant popieriaus, ar ne? Pagal greitį. Viskas yra labai muilina. Pagal greitį. Nu tai tada... Bet aišku, Vaidotas įrodė, kad jisai greitas, jisai laimėjo visus praktiškai greičių ruožus, išskyrus miestą ir išskyrus ten dar vienas... Šiknon, ta prasme, nenoriu kalbėti apie lietuvišką ralį. Baigiam šitą kalbą. Okay. Kada nors. Nes pradės keiktis, tada gausiu veito. Pasitaupyk ir taip čia mes priešnekėjom daug. Atidėk kitam... Gero jums lengvo savaitgalio ir, taip sakant, gyvenkime taikoje. Taip, ir ramiai peržiūrėkit, išgerkit vaistų, jeigu nervuoja mūsų veidai ar balsas. Ir žiūrėkit iki galo. Jeigu nervuoja veidai, tai nėra problemų. Jūs galite žiūrėti tik tai audio, klausyti. Kaip aš, tai, pavyzdžiui, darau, klausau automobilį. Super, labai gerai. Nereik matyti. Vienu žodžiu, Singapūras, bus įdomu, susitiksim kažkada. Iki pasimatymo. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Battery. Reach for more.